Diena visiems. Minutėlę. Kadangi atstovauju reumatologus, kurie echoskopuoja ir šiokią tokią patirtį įgijau savo asmeninį ir iš užsienio kolegų, tai norėčiau, aišku, tą patirtim pasidalinti. Kadangi man atsiunčia echoskopiją ir kiti kolegos, ne vien aš pats tą tyrimą darau, tai aišku visada kyla klausimas mano kolegoms, kodėl jie turi siūsti šitam tyrimui. Aišku, elementarus atsakymas, jeigu skauda petį, sutrikusi jo funkcija, reikia šitą problemą nustatyti ir ultragarsinis tyrimas tai yra viena iš diagnostikos galimybių. Aišku, reumatologijai mes žymiai dažniau susiduriam su lėtinė patologija, kuria, aišku, viena iš priežasčių tai yra uždegiminės įvairiausios sąnarinės problemas, tai aišku, sąnario uždegimas peties sąnaryje netokia jau reta patologija, reikia diferencijuoti. Paplitimas įvairiausių problemų. Pirmoje vietoje specialiai iškėliau kristalinės artropatijas, nes tai yra vyresnio amžiaus žmonių patologija, kuri gali pasitaikyti, matote, iki ketvirčio pacientų besikreipiančių tokio amžiaus dėl peties skausmų. Ir aišku, osteoartritas, kaip atrodytų, pakankamai dažna patologija kitose sąnariuose, peties sąnariai jinai pakankamai reta. Reumatoidiniam artritui, jeigu pacientas kreipiasi dėl artrito, įtarti reumatoidinį artritą, jeigu ypač turime vieną sąnario pažeidimą, būtų netikslinga, nes, kaip matote, išsivysto pakitimai reumatoidinio artrito metu peties sąnariai pakankamai vėlai, faktiškai prasirgus 15 metų ir ilgiau. Visai kita situacija, jeigu turim jauną pacientą, kuriam yra skausmai petyje, įtariam sąnario uždegiminį procesą ir kadangi sergantis seronegatyviom spondiloartropatijom, tai yra dažniausiai darbingo amžiaus žmonės, galima įtarti įvairiaus kilmės uždegiminės artropatijas, kurios būdingas peties sąnario ar kitos stambaus sąnario pažeidimas. Osteoartritas pagrindinis radiologinis požymis, echoskopinis požymis, tai yra kaulinis stogelis. Tai yra ta, ką mes vadiname rentgenologiniam tyrime osteofito atsiradimas. Visi kiti netiesioginiai įrodymai osteoartrito mažai yra informatyvūs ir dėl to rekomenduočiau, jeigu aprašinėjate peties sąnario osteoartrito vaizdą, vėlgi paminėti, kad yra būtent šitas simptomas, pagal kurį jūs nustatote, kad tai yra osteoartritas. Specialiai naudoju terminą osteoartritą, nors jums galbūt įprastas įvardinimas artrozė, tačiau šitos ligos metu netaip jau retai stebimas sinovitas, įvairaus išreikštumo ir, aišku, echoskopuodami kitus sąnarius, jūs tikrai stebėsite artrozinius pakitimus, kartu uždegiminius pakitimus ir atsiminkite, kad tai liga, kuri gali būti lydima uždegimo. Kristalinės artropatijos, vadinama pseudopodagra, tai yra netikroji podagra, peties sąnario podagra, aišku, pažeidžia žymiai rečiau, TLK klasifikacijoje, matote, tai yra beveik visos gali būti sritis, tačiau yra dažniausiai pažeidimai stambių sąnarių, tai yra peties sąnarys, riešo sąnarys ir kelio sąnarys. Turite 6 sąnarių klinikinius simptomus, jūs galite preliminariai galvoti, kad pacientai virš 70 metų jūs susidurite su šita problema. Ligos eiga gali labai būti įvairi, tai reiškia, kada yra visiškai nebili ilgalaikė eiga ir pasireiškia ūmiais priepuoliais, dėl ko ir vadinama pseudopodagra. Gali būti tiesiog kelio skausmai, kelio deformacijos, jūs vienareikšmiškai galvojate apie osteoartritą, o pasirodo dar šalia šitos problemos yra kremzlės kalcifikacija. Ir aišku, ta kremzlės kalcifikacija, kaip gydytojai ortopedai puikiai mato, operuodami makroskopiniam vaizde, mato inkrustuotą kremzlę ir atlikę reumatologai punkciją, atlikę mikroskopiją su priorizuotu mikroskopu, matom pakitimus būdingus kristaliniai artropatijai. Pats kristalų radimas, aišku, neįrodo, kad tai yra būtent skausminis sindromas susijęs su chondrokalcinoze, nes, kaip žinau, kaip sakiau, kad tai gali būti visiškai besimptominės eigos. Ir, aišku, histologinis tyrimas, kurio, aišku, niekad mes neatliekame, tiesiog iliustruoti, kas vyksta kremzlėje, kai susikaupia šitie kristalinės medžiagos. Ultragarsiniai požymiai įtarti kristalinį sąnario pažeidimą. Reiškia, turime atsidėjimą kristalų pačioje kremzlėje. Kremzlė, jeigu turite gerą aparatą, jūs kremzlę galite padidinti 1-2 mm kremzlės storį, jums pakankamai didelis vaizdas bus ekrane ir galite stebėti aiškiai pažeidimus.
Tai galioja daugiau paviršiniam, daugiau kremzlė, kurią mato paviršyje, peties sąnariai aišku sudėtingiau, tačiau vėlgi šitie visi kriterijai, kaip punktyrinės linijos vaizdas, reiškia tie patologiniai pakitimai, kurie neturėtų būti sveikoje kremzlėje, leidžia įtarti kristalo atsidėjimą sąnaryje ir aišku sankaupas įvairios minkštuose audiniuose kristalinių darinių turėtų būti kelti įtarimą, galbūt jūs susidūrėte su kristalinė atropatija. Ir kaip iliustracijai įvairiausio pobūdžio kristalų susikaupimas. Tokiu atveju, kai yra toks vaizdas, aišku, nekyla jokių abejonių, kad čia yra kristalų susikaupimas, tai neįrodo pačios kristalinės atropatijos, kai yra būtent hidroksiapatitų atsidėjimas, tačiau jūs galite vėlgi prašydami nurodyti, kurioje vietoje tie kristalo sankaupas yra, pagal paciento amžius, pagal klinikinius simptomus, klinicistas galės lengviau diferencijuoti. Tipingesnis vaizdas, ta vadinama punktyrinė linija, kada turime nutrūkimą kremzlinės paviršyje atsidėjusių kristalinių. Vėlgi, matote, atsidėjimai įvairiausio pobūdžio gali būti ir, aišku, kalcifikacija esančių minkštų audinių. Jeigu į kelio sąnaryje kalbant, pavyzdžiui, meniskų kalcifikacija yra labai gerai matoma, peties sąnaryje, nugarinėje kapsulės dalyje jūs galite lebrum kalcifikaciją taip pat stebėti. Akromijoklavikulinio sąnario, kai kartais srityje matomi kalcifikatų susikaupimai, vėlgi kremzlės srityje ir radiologinio tyrimo metu, rentgenologiniam tyrimė matomas atsidėjimas akromijoklavikulinėme sąnaryje kalcinato. Kadangi ne viena skaidrė buvo pas ankstesnius lektorius apie kalcifikuojantį tendinitą, tiesiog aš trumpą priminimą ir natūralią eigą, kas vyksta toje sausgyslėje, atsidedant kristalams. Galimas savaiminis pasveikimas nuo šitos patologijos, tačiau mes savo praktikoje dažnai susiduriam su jaunom pacientėm, kurios atvažiuoja karščiuojančios, su labai ūmiu peties srities skausmu, aukšta temperatūra, cerektiniaus baltymo padidėjimu ir tada diferencinė diagnostika - infekcija ir kristalinė atropatija. Apsidžiaugiam radę kalcio kristalo atsidėjimą, tačiau tai negarantuoja, kad tai yra būtent aseptinės susikaupimas, visada punkcija, mikroskopija, diferencinė diagnostika dėl galimos infekcijos ir tik po to sprendimas injekcijos glikokortikoidų į šitą vietą. Reumatoidinis artritas populiacijoje pakankamai paplitusi liga, iki 1% Lietuvos gyventojų turi šitą problemą ir aišku tenka diferencijuoti, ar tas artritas, su kuriuo mes susidūrėme, pacientas kreipiasi dėl atitinkamų nusiskundimų ir tenka diferencijuoti, ar tai yra reumatoidinis artritas ir aišku atlikus imunologinius tyrimus, bendruos klinikinius tyrimus, atliekama aišku radiologinį tyrimą ir ultragarsinis tyrimas šituo atveju pakankamai naudingas. Kalbant apie erozyvinius artritus, vienas iš dažniausių tai yra reumatoidinis artritas. Taigi mes turime įrodyti, kad šitos ligos metu kaule, kremzlėje atsiranda erozijos. Aišku, kurioje vietoje tų erozijų ieškoti. Pirmiausia, prie reumatoidinio artrito jūs neieškosite erozijų pačioj kremzliniam paviršyje. Tai yra toje vietoje, kur sinovija jungiasi su kaulu, toje vietoje dažniausiai vyksta neovaskularizacija ir atsiranda erozijos. Pats radimas skysčio sąnaryje su sinovija vėlgi leidžia įtarti lėtinį artritą. Jūs turite įvertinti kraujotakos aktyvumą. Biceps sausgyslės makšties skysčio susikaupimas vėlgi gali būti vienas iš požymių uždegiminių pakitimų sąnaryje. Ir aišku, lydinčių aplinkinių audinių pakitimai kaip burzitas. Svarbus terminas reumatologija, ką jūs vadinsite sinovitu. Galų gale reumatologai ir radiologai susitarė, ką galima būtų apibūdinti kaip sinovitą. Tai pirmiausia, to vidinio sąnario sluoksnio sustorėjimas, nes pats sinovija sveikame sąnaryje visada yra, jinai tiesiog nesimato jokių radiologinių tyrimų, tačiau jo sustorėjimas fiksuojamas kaip reakcija į imuninį stimulą, į kažkokią, pavadinkime, dirgiklį, kuris gali būti žinomas, gali būti nežinomas. Jis pasireiškia sinovialiniu gaureliniu išvešėjimu, kad tie gaureliai nežūtų išvešėdami, jie turi gauti kraujo, reiškia, vyksta jo neovaskularizacija ir aišku, jie produkuoja skystį. Tai yra jų funkcija atlikti skysčio produkciją.
Įvairaus laipsnėjimo šitų pakitimų gali būti, tačiau bendram suvokimui jūs, kad suprastumėte, reiškia, kad gali būti nuo minimalaus iki labai ryškaus senovės išvešėjimo ir aišku, jūs ultragarsinio tyrimo metu turite diferencijuoti, ar šitas vaizdas tai yra nedidelis senovės išvešėjimas, o gal tai yra tiesiog skystis sąnaryje dėl kažkokių priežasčių ir turite ne visai aiškiamis ribomis riebalinį audinį. Aišku, tokiu atveju jums nekyla jokių abejonių, kad jūs turite aktyvų sinovitą, ryškų sinovės hipertrofiją. Bet, aišku, tas būna pakankamai klinikiniam ištyrime sudėtinga įvertinti, ypač jeigu susidurime su patinusiu sąnariu ir atsakyti man kaip reumatologų palpuojant sąnarį, ar tas sustorėjęs sąnarys yra dėl to, kad ten yra skystis sąnaryje, ar ten yra pilnas sąnarys priaugęs sinovijos. Aš šitai vietoje visada pakeliu rankas ir sakau, be ultragarsinio tyrimo ar kito radiologinio tyrimo aš negaliu atsakyti į šitą klausimą. O dėl ko man svarbu atsakyti į tą klausimą, ar tas pacientas, kuris turi išvešėjusią sinoviją, nebus šitoje situacijoje po 20 metų, kada gydytojas Bazaras atliks artroskopiją, artrotomiją ir nuspręs, kad šitam pacientui niekas kitas nebepadės, kaip tik tai endoprotezavimas. O galbūt jisai nuspręs, kad užtenka atlikti sinovektomiją ir tam pacientui dar kuriam laikui ta problema bus neaktuali. Vėlgi, kraujotakos įvertinimas, tai yra tas vadinamas neovaskularizacijos įvertinimas, kiek kraujagyslių yra įaugę į gaurelius ir ant kiek tuo momentu tai yra atspindi bendrą proceso aktyvumą. Nes aš paspaudęs sąnarį, paklausęs paciento, ar tas sąnarys jam yra skausmingas, jausdamas patinimą, noriu žinoti, kas tame sąnaryje darosi. Ar tai sutampa tas skausmingumas sąnario su radiologiniais pakitimais ir aišku, tam labai padeda sinovijos kraujotakos įvertinimas. Paprastai tas atliekama galios dopleriu, jeigu turite naujesnius aparatus, galite puikiai naudoti spalvinį doplerį, jie yra pakankamai jautrus ir aišku, jūs žiūrite intereso zonoje vadinamoje, lietuviškai gal sakykime kažkaip kitaip turėtų tas skambėti, bet ta vieta, kur yra sinovijos sustorėjimas. Ir aišku, atskaitos taškas ta vieta, kurioje neturėtų būti kraujotakos. Jeigu jūs galios doplerį nustatėte taip, kad jūsų kaulinėje struktūroje matome aktyvus kraujotakos taškai, aiškiai jūs turite signalo stiprumą sumažinti, kad nebūtų jokių aktyvių taškų ir tada pagal tai atskaitos taškas būtų lyginti, kiek yra aktyvių kraujotakos taškų. Išvadoje rašydami jūs turite nurodyti, kokio aktyvumo laipsnio yra kraujotakos aktyvumas. Reiškia, pagal procentus apimtus esame audinyje, turite nuspręsti, tai yra šiek tiek subjektyvu, bet atliekant reguliariai tos tyrimus išsidirba šitas jautrumas tokiu atveju ir tada kiekvienam sąnaryje tai turėtų būti nurodyta. Jeigu jūs rašote, kad, pavyzdžiui, peties sąnaryje yra skysčio, yra sinovės išvešėjimas ir kraujotakos aktyvumas yra atitinkamo laipsnio. Reiškia, jeigu jūs neregistruojate kraujotakos aktyvumą, tai yra 0, jeigu turite didelį kraujotakos aktyvumą, jūs rašote, kad aktyvumo laipsnis yra 3. Iliustracijai, kokių galėtų būti atvejų prie reumatoidinio artrito. Jeigu bandysite rasti kaulinius paviršius, nesistenkite, nes tai yra reumatoidinis petys. Reumatoidinio peties atveju, čia pacientas, kuris stažas apie 20 metų reumatoidinio artrito, tai kas lieka iš kaulo, akromio-klavikulinio sąnario. Matoma skysčio, sinovijos išvešėjimas. Taip atrodo pacientų sergančių ilgalaikį reumatoidinio artrito. Dar viena iš iliustracijų. Biceps sausgyslė, tendinozės sausgyslė, skystis aplink sąnarį, aplink sausgyslę sinovijos išvešėjimas, podeltinė burza, burzoje sinovijos išvešėjimas, humeros kapuliarinis sąnarys, sinovijos išvešėjimas. Reiškia, visos problemos viename sąnaryje. Nugarinė kapsulės dalis, matoma sinovijos sustorėjimas, skysčio sąnaryje pagausėjimas, erozyviniai pakitimai. Bicepso sausgyslė, skystis aplink bicepso sausgyslę, sinovijos išvešėjimas, podeltinėje burzoje matoma sinovijos išvešėjimas ir skystis. Tas pats podeltinis burzitas su sinovijos išvešėjimu, vėlgi jūs, jeigu turėsite kitą patologiją, kurios metu susikaupė skystis burzoje, jūs retai kada matysite tokį vaizdą su sinovijos išvešėjimu esamo podeltinėje burzoje. Tai dažniausiai, aišku, signalizuos apie lėtinį aktyvų uždegiminį procesą. Ir, aišku, uždegiminiai pakitimai veda link erozyvinių pakitimų kauluose. Dar tie patys erozyviniai pakitimai vėlgi peties sąnaryje, galvutės smulkios erozijos. Apie erozijos
normaliems žmonėms čia turbūt atskira yra tema, nes klausimas, kas tai yra normalu ir kiek turėti erozijų žastikaulio galvutėje yra normalu, manau, kol kas yra diskusinis klausimas, nes žmonės šiuo metu užsiima įvairiais sportais, ypač tiems, kuriems norisi užsiimti įvairiais ekstremaliais sporto šakomis, jie patiria daugybinės traumas, kurios dalis gydoma, dalis negydoma ir tie, kurie netgi nepatiria kasdieninių traumų, manau, pakankamai turi daug pakitimų peties sąnaryje, kurias tenka diferencijuoti, ar tai yra tiesiog veiklos pasekoje atsiradę pakitimai, tas vadinamas perkrovimas, o galbūt tai yra uždegiminės artropatijos sukelti pakitimai. Ir aišku, erozijų įvertinimą labai svarbu, kad, kaip sakau, kad nesivaideno, reikia visada pasitikrinti. Reiškia, jeigu jūs daviklį uždėję matote kortikalinio sluoksnio nutrūkimą, matote dugną vadinamą erozijos kaulę, jūs turite pasukti daviklį ir įsitikinti, kad toje vietoje būtent yra tie kauliniai pakitimai, nes pakankamai dažnai įvairios anatominiai subtilumai esantis kaulė gali imituoti erozyvinius pakitimus. Ir aišku, jeigu dokumentuojant eroziją, faktiškai reikėtų būtent įrodymui pateikti dvi projekcijas. Entezitas kaipo lydinti liga, reumatoidinė artrita, seronegatyvias spondilio artropatijas, kitas patologijas yra pakankamai dažnas radinys atliekant ultragarsinį tyrimą peties sąnario ir aišku, kad iliustruoti, kokioje būtent anatominėje srityje, tai gumburo insercijose, kaulų čiulpo edema magnetiniam rezonanse, šitą aišku didžiulis privalumas magnetinio rezonanso, tai yra kaulo struktūros įvertinimas ir būtent tie dalykai, kurie netiesiogiai rodo uždegiminius pakitimus. Kas galėtų būti insercijoje dar įvyksta, reiškia, man kaip reumatologui visada aktualu rasti toje insercijoje ne vien kažkokių kalcinatų sankaupas, bet kartu ir pakitimus, kurie tipingai atrodo ir būdingi yra erozijom. Nes jeigu aš susiduriu su erozyviniu entezitu, aš turiu atlikti diferencinę diagnostiką, ar tai yra seronegatyvi spondilio artropatija, galbūt tai yra žvynelinė artropatija, galbūt tai yra ankilozinis spondilio artritas ir ieškoti kitų sąnarių pažeidimo. Nes tokiam pacientui, kuriam turiu erozyvinį procesą, turiu planuoti gydymą, kuris stabdo būtent šitą problemą, kuris sukelia neįgalumą ir sukelia funkcijos netekimą. Turėdami eroziją, jūs visada kils klausimas, ar tai yra susijęs su skausmu, nes pats erozijos radimas nieko gali bendro neturėti su skausminiu sindromu, dėl ko pacientas pateko echoskopijai. Tau atveju padeda galios dopleris, uždedate ir patikrinate kraujotaką. Jeigu įvykusi neovaskuliarizacija, jeigu jinai yra labai aktyvi, jūs turite galvoti apie aktyvų uždegiminį procesą ir vėlgi išvadoje aprašyti kaip aktyvų entezitą, o galbūt jeigu jūs turite tik eroziją esančią kaulę, be jokio kraujotakos aktyvumo, tai yra tiesiog faktas ir galbūt jūs susidūrėte su neaktyvia liga ir tuo metu procesas nėra labai išreikštas ir neturi jokio tokio klinikinio ryšio su būtent esančia patologija ir galbūt yra kitas paaiškinimas esančio skausminio sindromo. Dažnai būna komplikacijos su uždegiminio patologija, reiškia, kada atsiranda pakitimai visai gretutiniai, kaip šito atveju yra akivaizdus kalcifikacija, erozijos ir daugybiniai pakitimai, kurios sunku netgi diferencijuoti, ar tai yra netgi kartu lydintis atitrūkimas galvutės. Žodžiu, uždegiminė patologija nėra tokia vienareikšmė aiški, kaip ką tik lektorius kalbėjo apie trauminius pažeidimus. Diferenciniai diagnostikai, aišku, tenka pasitelkti kartais ir magnetinį rezonansą ir kitus metodus, kad diferencijuoti galima būtų. Įdomi liga reumatinė polimialgija, kurią paprastai susirga pacientai serga virš 70 metų ir jinai irgi turi savo diagnostinius kriterijus ultragarsinius. Jie buvo paskutiniais metais pristatyti, tai reiškia podeltinio burzito radimas abiejose pečiuose ir aplink biceps sausgyslę skysčio atsiradimas. Kokia klinika? Reiškia, paprastai vyresnio amžiaus pacientai skundžiasi įvairiais skausmais, jie kurį laiką visiškai ramiai gyvena, tačiau vieną dieną įvyksta toks dalykas, kai atsiranda daugybiniai raumenų skausmai, dažniausiai yra proksimalinės srities raumenų ir laimingas gyvenimas baigėsi. Jie kenčia didelius skausmus, naudoja įvairiausius analgetikus, mėnesiais niekas nepadeda, galų gale, kol patenka pas šeimos gydytoją, atliekamas elementarus kraujo nusėdimo arba selektyvaus baltymo tyrimas ir paaiškėja,
kad tas skausmas susijęs su uždegiminiu rodiklių padidėjimu. Nusiunčia pas reumatologą, mes labai esam laimingi tokį pacientą gavę, nežinome, kad pacientas po 3 dienų dėkos už išgelbėtą jo gyvenimą nuo to skausmo. Ką mes padarome, mes tiesiog skiriam 15 mg prednizolono ir po 2-3 dienų diagnostinis gydomasis testas parodo, ar mes buvom teisūs. Ir jeigu pacientas sako, ačiū daktarė, skausmai praėjo, reiškia, aš tikrai teisingai pasielgiau, paskyrė šitą gydymą. Žymiai liūdnesnė situacija, jeigu vis dėlto tas nepavyko, ir tada, aišku, kartais netgi jungiami tokie testai, kurie galbūt jau kolegų yra matę, tai yra pozitrono emisinė tomografija. Pats brangiausias diagnostinis testas turbūt Lietuvoje, nežinau, ar yra kažkoks brangesnis už jį, bet jis labai naudingas, ką jis parodo, uždegiminius pakitimus tose vietose, kur mes tikimės uždegiminio proceso prie reumatinės polimialgijos. Ir aišku, kartais būna tokia situacija, kai reumatinė polimialgija asocijuota su stambiųjų kraujagyslių vaskulitu ir matome pakitimai vaskulitiniai stambiose kraujagyslėse. Kaip aš dažnai studentų klausiu, kurią stambę kraujagyslę jūs pageidautumėte bioptuoti, būna tokių drąsuolių, kurie pasiūlo bioptuoti aortą. Taip. Bet taip yra. Bet peties ultragarsinis tyrimas sergančiam reumatinė polimialgija yra tikrai rekomenduotinas. Tai nėra galbūt diagnostinis testas, diagnostinis kriterijus, tačiau tai leidžia diferencijuoti nuo kitų galbūt ligų, kurios galėtų sukelti esamą skausmą. Osteonekrozė kaip po tokia situacija reumatologija netokia jau reta, nes mes naudojame daug pavojingų vaistų. Viena iš jų dažniausių grupė tai yra gliukokortikoidai, didelės dozės dažnai sukelia kaulo išėmį ir atsiradęs ūmus skausmas sergančiam reumatoidiniu artritu petyje nebūtinai reiškia reumatoidinio artrito paūmėjimą. Galbūt jam subchondraliai yra žuvęs kaulas, galbūt suplokštėja ir tas kaulinis stogelis pavirsta į tokį gerokai labai atsikišusią kaulo dalį. Ir dažnai lydimas uždegiminio proceso, tai yra skysčio atsiradimo sąnaryje. Kol radiologiniai tyrimai būna, ypač rentgenologinis tyrimas, visiškai nebylus, magnetinio rezonanso tyrimo pacientas dar tektų laukti mėnesį laiko, ultragarsinių tyrimų mes galime įtarti esamą pasikeitimą kaulinėje struktūroje. Nors peties sąnaryje tenka pripažinti, tokia diagnozė pakankamai reta. Apie infekcijas sąnariuose, faktiškai tai yra visiškai atskira tema. Atsiprašau, apie injekcijas dar. Injekcijos reiškiasi sąnarį, kaip ir gydytojas ortopedas sakė, ultragarso kontrolėje, ypač UK nustoja už tai draudimas mokėti, nes iš esmės yra klinikinių studijų įrodyta, kad jeigu jūs suleisite tiesiogiai į sąnarį vaistą, jūs gausite rezultatą, jeigu suleisite vaistą per kelis milimetrus nuo sąnario, jūs taip pat gausite tą patį rezultatą. Reiškia, aklapunkcija ir injekcijas vaistų, jinai iš esmės ultragarso kontrolėje nėra labai rekomenduojama. Kita situacija, jeigu jūs bandysite iš šito skysčio mažo kiekio aspiruoti ir atlikti mikroskopiją tokio sąnario punktato, jūs turite būti labai patyręs sąnarių specialistas, kad atlikti tai kokybiškai ir garantuoti, kad jūs tikrai pataikėte į sąnarį ir tikrai jūsų aspiracija įvyko sėkmingai arba galbūt jeigu buvo nesėkminga, jūs buvote sąnaryje. Tokiu atveju, aišku, ultragarso kontrolė užtikrina pilną pasitikėjimą tuo, kad adata buvo sąnaryje ir jeigu vis dėlto nepavyko išpunktuoti, galbūt šitas turinys visiškai nieko bendro neturi su skysčiu, galbūt tai yra nedidelis sinovės išvešėjimas ir dėl to punkcija buvo visiškai tuščia. Po injekcijų dažnai visi prisimena apie infekcijas. Literatūros duomenimis, aišku, įvairiausių yra, bet vienas iš situacijų, kada patenka infekcija į sąnarį dėja po sąnarinės punkcijos ir po steroidų injekcijos. Niekas to nenori. Literatūros duomenim viena punkcija iš 2000 baigėsi intrasąnarinė infekcija. Artroskopijos duomenų negaliu pasakyti kokia tai, tačiau dažniausiai mes stebime infekciją patekusi iš sąnarį, iš baisių mūsų pacientų burnų. Vakar dienos vieno paciento radinys, planuojame kitą savaitę atlikti 9 dantų ekstrakciją po spondiliodiscito. Reiškia, yra baisi dabar situacija Lietuvoje su dantimis ir jeigu jūs matote pacientą susitinusi peties sąnariu ir jums skubiai atsiuntė dėl karščiuojantį pacientą, viena iš situacijų, kurią reikėtų diferencijuoti, tai yra infekcija sąnaryje. Tie pacientai dažnai būna mūsų pacientai, tai yra sergantis reumatiniam ligom, gaunantis imunosupresinį gydymą ir aišku,
svarbu labai įtarti tą patologiją ir ją nustatyti. Ultragarsinis tyrimas tokiu atveju nėra 100% patikimas, tačiau jeigu pamatysite, kad sąnariai yra gausus skysčio kiekis, kuris turi, pavadinkime, tokį neskaidrumą, detritą, įvairiausius terminų galima tai naudoti, galima įtarti, kad tai vis dėlto tas detritas yra infekuotas. Ir ultragarsinio tyrimo pagalba aš negaliu niekad savo kolegom neatsakau į tą klausimą, ar man šitas sąnarys yra garantuotai infekuotas. Esminis atsakymas tai yra ultragarso kontrolėje ar ne ultragarso kontrolėje atlikti punkciją šito sąnario ir likus aspiracijai ištirti šitą sąnarį, skystį dėl leukocitų skaičiaus, dėl galimų kristalų, dėl atliekamas yra pasėlis. Kristalų radimas sąnaryje ir nustatymas, kad tai yra kristalų sankaupa, dar nepaneigia galima infekcijos situacijos, todėl turite būti 100% tikri, kad šitas paraudęs sąnarys yra ne dėl infekcijos, o gal kristalinės retropatijos, ar aišku, tas kartais užtrunka 2-3 dienos ir klinikinė situacija tokia, kad mes paprastai skiriame gydymą ir prieš uždegiminį, ir prieš antibakterinį, kol 100% nesam tikri, kad to paciento sąnarys nebuvo infekuotas. Nes tas procesas, kuris vyksta šitame sąnaryje, gali baigtis pakankamai greita sąnario destrukcija, komplikacijos osteomielitu, jeigu nesimsime laiku tinkamų veiksmų. Jeigu būtų klausimų, mielai atsakysiu.